ar paslapčių savo vyras turi turėti, ar turėjau ten taip Geras klausimas labai. Labai dažnai žmonės santykiuose sugriūna tas santykis arba išsiskiria, arba esat girdėję tokį terminą nebėra aistros. Nes mes tiek supanašėjom, kad nebeturim jokių paslapčių, mes esam totaliai vienodi ir panašus labai. Sėdim kartu, auginam vaikus kartu, vos ne vinelį tą patį geriam. Tai mes turėtumėm turėti savo kažkokių dalykų. Ką reiškia paslapčių? Paslapčių, kur tyčia nutylim ir nedasakom kažko iki galo, nes slepiam kažką blogo, tai nereikėtų turėti, aš manau, nes tada santykiuose nėra jokio atvirumo. O santykiai paremti atvirumu ir nuoširdumu. Reikia išlaikyti savo individualumą. Tik tokiu atveju mes vienas kitą trauksim. Nes jeigu abu yra vienodi, jau supanašėję per 20 metų, vienas pradeda sakinį, kitas užbaigia, trauka dings. Labai bus fainai, būsim geri draugeliai, bet traukos nebus. Tai nežinau, ką jūs laikot paslaptim, ar kažką, ką slepiat ir... Tai varyk. Tai pasakykit, jūs keturi, čia labai gražiai šiaip varot jūs. Čia draugo paslaptis. Jo. Taigi čia ne jum ir klausiam. Mes visi suprantam iš pat pradžių. Man jūs keturi tartini esat, žinot.